Tai kaip su manim, ne? Sveiki. Jo, tai dabar dėl seminaro. Labai didelį vieną, iš tikrųjų, infoverslas, aš anksčiau buvau susidaręs kažkokią nuomonę apie tai, bet labai sunku buvo įsivaizduoti, kaip tas daroma, ir tai atrodė, kad reikia labai daug investicijų, daug to laiko, daug žinių, daug visko. Pasirodo, viskas yra gana paprastai, yra tam tikri algoritmai, tam tikros taisyklės, viskas yra sudėta, reikia tiesiog tik tai imti ir daryti. O tas mane nustebino, kad susitaupo labai daug laiko, nėra jokių investicijų ir tiesiog labai puikiai perspektyva. O kaip sekės užduotis iki seminaro gal dar? Užduotis iš tikrųjų buvo jos tokios net, skaičiau, jaudinančios, ne? Ten pirma ta užduotis ten parduotos daiktos, reikėjo išeiti iš komforto zonos ir iš tikrųjų suprasti, ką anksčiau atiduodavau, dabar galima už visą tai paimti pinigus ir aš juos pasėmiau tiesiog. Antra užduotis, ten seminaro pardavimas, nebuvo tikrai sudėtingas, tai buvo paprasta, kad tas su žmogum kalbinu tiesiog atvirai, sakai, taip, yra tokios perspektyvos. Ir viskas pakankamai lengvai ir labai maloniai, kai už tą dalinam visą informaciją, ne, gauni pinigus. O tai kam rekomenduotumėte ateiti į seminarą? Manau, kad visiems, su kuriais anksčiau buvau kalbėjęs apie tai, ne, tai įsitikinęs, kad perkalbėsiu dar papildomai ir tam, kad žmonės išloštų, net į seminarą. Ir aš užsidirbčiau, čia dar valu. Ačiū, Dainius.